Dar noriu apsistoti apie sportininką. Štai pirmoji mūsų Lietuvos futbolo komanda. Ir ji organizuota kaip tik buvo Darius. Darius centre vartininkas. Čia aviatoriai. Da buvo futbolo komandų, tai ten buvo vokiečių, atrodo žydų, o lietuvių oficialiai nebuvo. Ir 22 metais mes išėjom su oficialiu jau futbolu nuo 22 metų. Kiek Darius sportui darė daug. Beisbolo žaidimą įvesnėjau. Mes tik tada prieš porą metų pradėjom žaisti. O Darius jau 22-3 metais šitą skiepinų. Ir krepšį, ir boksą, ir lengvą atletiką. Visus sportus jisai įvesdinėjo į Lietuvą. Jam net ir tarnyboj daug pakenkė šitam sportui, kadangi valstybė tada nerūpėjo tas sportas, o jis daug kreipė dėmesio. 3 metus buvo Fizinio lavinimo sąjungos pirmininkas, tai jisai centre. Nu čia pirmas stadionas Lietuvoje pastatytas vėl Dariaus. Čia, kur mūsų mylimas Žalgiris žaidžia prie halės, ir tas stadionas tai yra Dariaus dėka, gauta tą žemę išrūpinta. Ir žinokit, smetoninė Lietuva jam liko apie 5000 litų skolingas, net savo pinigais nešė. Kad taip, kad Lietuvos jaunimas išeitų į platų pasaulį tik per sportą. O per ką mes daugiau galime išeiti? Maži būdami nieko neturim tiek. Tai tiek apie Darių kaip sportininką. Dar ta pati organizacija dėl skrydžio per Atlanto vandenyną. Darius su Girėnu susipažino. 28 metais turėjo valgyklą Dariaus motina ir vienas sesuo vedė. Ir ten jie kaip lakūnai greit susipažino. O gautai nusprendė, kad jau skris per Atlanto vandenyną, tai 302 metais kovo mėnesį. Jau apsiskelbė visur, laikraščiuose per spaudą, per radiją, kadangi jie turėjo ir bangas kai kurias. Ir paskelbė ir kreipėsi į lietuvius, kad jie tikrai skris per Atlanto vandenyną, kad remtų, kadangi jis neturėjo tokių didelių pinigų nusipirkti lėktuvą. Tai ką jie darė? Išleido rėmėjo bilietus, kas duoda virš $25, tada įtraukiamas ant jo pavardė ant fuzilažo lėktuvo. Čia kai tokia reklama, pasididžiavimas būtų. Darė gegužinės visas pelnas, kiek tik tai buvo, viskas ėjo į tą fondą, kad organizuoti skridimą. Štai mes matome jau gegužės 7 dieną, 303 metais, gegužės 7, kaip tik Lituanikos krikštynos. Dariaus motina daužo tradicinį šampano butelį į proferelį, o čia Darius stovi Girėnas ir pavadina ją Lituanika. Kodėl Lituanika? Buvo pasiūlymų Lietuva, Nemuno, Vytauto ir panašiai. Bet čia toks Lituanika lygis kalba Lietuvos siela, lyg panašiai vairė, ją verčia štai. Ir štai tada iš šito aerodromo, tai čia Čikagoje krikštynos vyko Lituanikos, iš Čikagos perskrido kitą dieną į New Yorką ir ten laukė palankaus vėjo, kaip sako, oro. Ir štai Beneto aerodromas, čia Atlanto vandenynas, o nuo šito tako jie kaip tik pakilo. Kilometro 300 metrų takas, tai palyginus su mūsų aerodromas, tai yra labai jau mažytis. Čia angarinė, kur Lituanika stovi ir jie pakilo. Nu, prieš tai čia vienas lietuvis perduoda volką, kadangi mums garbė lietuvių tautai, kad per Atlanto vandenyną pirmą kartą pasaulio istorijoje lietuviai pervežė paštą. Jie vežė apie 1000 volkų. Nu, vienas volkas, kaip tik pas mus yra papuolęs, tai čia jau mums yra garbė. Ir čia Darius atsisveikina paskutinį kartą su savo motina ir už kelių dienų jisai žusšėda į lėktuvą ir, kaip sako, Lituanika pakilo startą. Kas buvo su Lituanika? Mes va čia kaip matome. 17 dieną, anksti rytą, 0:36 minutės, taip fiksuoja Girėno sustojęs laikrodis ir tai yra jųjų žuvimo laikas. Perskrido Atlanto vandenyną, į Lietuvą jie skristi jau negalėjo, kadangi nepastojo audra, tuometiniai lėktuvai, audrų negalėjo perskristi, kadangi buvo netobula mūsų aviacija tiek. Jie žinojo, kad Berlyne yra apšviestas Europoje vienintelis aerodromas ir jie grįžo link Berlyno, perskrido Birlinkino stovyklą, jeigu mes tai paimtum kryptį. Ten juos apšaudė, neapšaudė, istorijoje to nėra įrodyta. Už 305 kilometrų jie prie Kodamo kaimo, ten stovėjo autobusas, o čia matome nupieštas, jis kažkokį apšvietė dalį gal šitos ploto, jie tą su savo prožektorium švietėsi, gal nesako, kam skrisim į Berlyną, gal čia nutūksim, palauksim, pakilsim. Taip, mes filosofuojam, kaip iš tikrųjų buvo, tai sudėtinga pasakyti. Darė apžvalgos ratą ir tam docino pušinėlį, tokia kalva, matot, žalesnė spalva dar pažymėta, ir jie įsirėžė į tas eglės ir skabo pušų viršūnės kokią 100 metrų ir susiranda kapus. Štai matome, kas liko už mūsų Lituanikos. Darius kūnas štai guli šis tamesniam plane.
jis net pirštą įsirėžęs į samanas, matome, fiziškai toks gal stiprus buvo, jis gelbėjo savo gyvybę. Bet jie žuvo. Girėnas šitam laužynę iš karto jau buvo pavaidotas. Kūnai labai buvo sužaloti, ir vakar Dariutė pasakojo, kad sako, tiesiog nebuvo galima tėvą atpažinti. Tada vietinė valdžia, tie vokiečiai, ryte viską organizavo tų palaikų, kaip sako, perkelimą, apsaugą, kadangi vietiniai gyventojai gerai pradėjo nešiotos Lituanikos dalis. Nu, žinot, vokiečiai yra vokiečiai. Jie greitai surinko tą lėktuvą, apstatė sargybą ir panašiai. Buvo jų kūnai iš Soldino perkelti į Kaliningradą dabartinį, tada Ginsbergą vadinamąjį, į koplyčių jie buvo, koplyčių, ir tada Lietuva išsiuntė 3 pasiuntinius, o čia kapitonas Morkus buvo čia, nuvažiavo į Karaliaučių Lietuvę, į Soldiną, juos parsivežti, organizuoti tą visą parvežimą. Ir čia vokiečiai kaip tik juos ir priima. Karaliaučiai, štai matom, civiliai lakūnai, vokiečių kiek vainikų atvežė, Tariškiai, kurie užpuolė Tarybų sąjungą, matyti lakūnai, da. Čia Tarybų sąjungos pasiuntinys Smetaničius Karaliaučiuje, kaip tik atneša ir vainiką, čia jau žmona, o čia vokietis lydi. Ir štai šito lėktuvų Dereliuft firmos. Lėktuvai uždyka, vokiečiai pat visą, tai, kai sako, išorės kompensavo, lydint šitam ekskortą, karininkas sulaiko vainiką, dar ir Girėną, ir lėktuvu jau nuskraidino į Kauną. Iki Kauno mums buvo likę pasiekti tik apie 150 kilometrų. Galima sakyti, kad jie žuvo ant Lietuvos slenksčio, juk ta žemė, kurie žuvo, tai buvo kada tai Prūsija, tai mūsų kraštai buvo, nu čia jau šimtmečius atgal jie paėmės. Lietuvoje atvažiavo prie Kauno, 2 kartus apsisuko apie Kauną, kadangi 2 lakūnus parvežė, 2 kartus apsisuko, tokia buvo labai sudėtinga atmosfera, visų fabrikų sirenos, mokyklų skambučiai skambėjo, tiesiog tokia slogi labai atmosfera buvo. Tai čia matome, neša jųjų karstus. Ir visa šarvonė buvo ant aerodromo. Teko mūsų mylimą Žalgirį sutinka, tai tiek dabar Žalgiris surenka publikus, kai tada surinko šitų žmonių ir Darius Girėnas pirmą kartą. Visa šarvonė buvo aerodromo. Čia mes matome tos šarvonės eisenos, o čia kaip tik tada Lietuva, jau prieš jis atskrendant jiems, jau viena iš gatvių, kurie dar yra Dariaus Girėno gatvė, Kaune pavadino, kaip tik Dariaus Girėno gatvė, sako, kada juos sutiksim, lydėsim į miestą, tos bus gatvės atidarimas. Faktas įvyko dar gatvės atidarimas, tik jau jie buvo negyvi. Štai ta gatvė yra tvarkaraštis, kaip turėjo eiti. Nu, visą smulkė taip yra surašyta. Čia Eisenos gatvė. Štai tas mauzoliejus, kuris buvo pastatytas 37 metais pagal Žiemkalnį. Žiemkalnis ir dabar yra gyvas, jis buvo pernai pas mane atvažiavęs į svečius. 94 metų žmogus, labai gerai atrodo ir taip stropėjo darbas. Vienas iš geriausių Lietuvos architektų. Tai tiek apie mūsų lakūnus ir jųjų tragišką mirtį. Dabar pokario metais, žinot, pas mus šiek tiek sunkesni laikai buvo. Jie nuo tiesą dar istoriją šiek tiek apie mauzoliejų. Į mauzoliejų juos patalpino 37 lapkričio 1 dieną per vėlines. O iki tol jie buvo istorijos muziejų užbozumuoti, kadangi Lietuvos visuomenė ir vyriausybė nusprendė, kad šitos lakūnus reikia, kaip sako, ateitiniam kartom palikti. Ir profesorius Žilinskas juos bozamavo. Nu ir sunku pasakyti, čia dar visokių kalbų yra, ar blogai jie buvo bauzamuoti, ar ten temperatūra blogai buvo palaikyta tam mauzolėje, kad jie pradėjo gesti. Ir apie 40-uosius metus, jau dar Dariutė pastebėjo ir prisimena, ir 40 metais gruodžio 17 dieną jie buvo perkelti į institutą ir naujam pakartotinam bauzamavimui, bet žinot, atėjo karas, čia valdžių kaita ir panašiai, 43 metais, kada jau vokiečius vijo, lietuviai atitinkamai bijo, kad jie būtų neišnykti vienų ar kitų, ir jie buvo paslėpti Rūsiuose instituto, užmūrytas taip kampas gale kalėdoriaus, gana siauras, toks apie metrą, kaip Danutė pasakojo, ir dar žemai padėtas, Girėnas aukščiau buvo padėtas, ir užmūryta, ir aš buvau ten iki 64 metų. Kada, kai minėjau, demokratija pradėjo atsistatinėti, jau pradėjo visi domautis ir panašiai, tai įvairių dar tų istorijų yra pasakojama. Ir Dariutė jau konkrečiai, kada sužinojo, vienas jau liudininkas liko gyvas, maždaug iš tų, kurie tą darbą atliko, ir pasakė Dariutė, kad jūsų tėvelis ir Girėnas yra ten ir ten. Nu, ir Dariutė paskui tokius žvalgybinius pravedė tyrinėjimus
Ir kreipėsi į mūsų vyriausybę, kad tiksliai nustatė, kad jie yra, net pas Sniečkų apie 4 kartus važiavo, kad leistų Josios tėvą ir Girėną vėl per naują pagerbti. Nu, šitas Sniečkus leido, bet neoficialiai, kad nebūtų tokių didelių susibūrimų šitam Kaune. Žinot, Kaunas yra labai jautrus miestas, ir važiuojam į čia. Traukiau kartais. Čia tos laidotuvės, šito įvyko, čia gali tiek svarbu. 30, čia mes matome, kaip tik paminklų atidarimas 35 metų sukakčiai, tai 68 metais. Vytautas Mačiulka, kada būdamas studentas, pasirinko projektą diplominį, kaip tik Dariaus ir Girėno antkapiniui paminklą. Lietuviams iš lietuviško granito, kad būtų, ilgis 3,30 m, tokios sąlygos buvo pastatyta, 3,30 m, kadangi jie žuvo 33 metais. Kai matome tas sąlygas, jisai rado tokį granitą ir čia prašau, užrašau labai gražius, jūs tikriausiai visi buvote aukštuosiuose šančiuose. Aukštuosiuose šančiuose. Štai matome Darienė stovi, tas Žiemkalnis, kurį minėjau. Na, čia visos taip atidarimo ceremonialas oficialus buvo. 50-mečio proga 83 metais buvo jų tėviškėse labai didelis pagerbimas, daug žmonių buvo suvažiavę, kaip tik tas Jonas Balčiūnas, kuris vakar pas mus buvo, atidarimas, Dariaus tėviškė. Nu, kaip ir visose šventėse, lėktuvą demonstravo savo meistriškumą. Įvairūs minėjimai buvo ir panašiai. Čia Dariutė, kad tik stovi. Ypač Girėno tėviškė didelis buvo, minėjimas didelis buvo, kadangi papuolė šeštadienis, graži diena, ten labai didelis masės, tiesiog tūkstančiais buvo susirinkę žmonių. Taip pat ir prie Puntoko buvo didelis minėjimas. Spauda vietinė, čia aš net laikraščius minu, kuriuose buvo. Dar norėčiau apsistoti prie, kiek yra paminklų visam pasaulyje Dariui ir Girėnui. Brukline, New York'e, štai matom, lietuviškas net ir tekstas jų bareljepai. Čikago, nu vakar čia skaidrėse labai daug rodė, kad Čikagos yra. Nu čia šitas fragmentas, tai žinau, vainikas uždėtas, o tai mes jį padidinam. Čia amerikoniškų tekstų ir čia yra užrašyta šitoj vietoj. Nu, pasakojau, mauzoliejus, tas, kurie buvo pastatyti 37 metais. Ir Kudirkos naumiestį, Sidravičiaus sodyba, te, kur yra. Kaip tik jie prie tvoros ir yra, ir skaitom, kad yra paminklas. Žuvimo vietoj Soldina, štai 3 kalbomis užrašytas, tokie 2 kryžiai, kadangi 2 lietuviai guli. Čia Mikėnų Juozo buvo didelis pano, karininkų ramovėje lakūnų, bet karo metu sudegintas ir žuvo. Čia matome Pundzių prie tą dieną, kada buvo iškautas, o Pundzius centre Petras Rimša ir Keliuotis, Romuvos redaktorius. Prie Babtų buvo koplytstulpis gana didelis, gražus, bet žinot, sunkus pokario metai ir atitinkamai Stalinecas prisiglaudė prie jų. Dabar kas išlikę iš mūsų lakūnų giminių, kaip sako, tokių labai artimųjų, štai ta Dariutė Nijolė, kuri vakar, jūs vakar buvo tikriausiai pasimatėte, štai. Čia su anūku Stepanu, bet čia anūkas buvo ne tas, Ąžuolas buvo čia Stepanas anūkas. Kensgailo, kuris vakar buvo tas lėktuvą, kuris atstatė, labai tiksliai atstatė, Panevėžietis filmui. Ir Dariutė nusifotografavo per šventės. Štai čia Dariutė spalvota nuotrauka padarėme, kada jau lankėsi pas mane užpernai. Ir štai į jauną. Kada aš lankiausi pas Dariaus žmoną, norėjau, kad duotų kokią senesnę nuotrauką ar panašiai. Sako, aš nenoriu, kad į mane seną žiūrėtų. Įdavė reprodukciją su autografu, kada jie apsivedė. Čia ta vestuvinė nuotrauka. Bet aš gavau ir Darienė, kaip atrodo ir dabar. Štai dar nebuvai moteris atrodė Darienė prie albumo, o čia josios nuotrauka. Štai tiek yra jų gyvenimas nuotraukose.